Antrų metų golfukas. Aha, įdomu. 8-2, 8-7, 7-6-0-0. Alio? Alio. Labą dieną. Nu, labas. Čia dėl automobilio skelbimas, kur? Nu. Kokia ten mašina, golfukas? Raudonas, nu, o ką? Ant kiek važiuoja? Ne telefoninis čia pokalbis, klausyk. Jeigu galėt važiuok į Gedridaus aikštelę, pasižiūrėsi. Aha, a koks jūsų vardas? Gediminas. Nu, aš su tokia striukė būsiu juoda. Pažinsi iškart, paklausi, visi žino Gediminą. Tai viso gero, ponas Gediminas, iki malonaus. Tai kur tas gaidys, jo, mat? Ala, ateina. Labą dieną. Čia tu liūdas. Aš liūdačka. A jūs Gediminas, taip? Nu, a ką? Tai šitą mašiną. Gera čia mašina yra. Ką tik nuo fūros iš Vokietijos atvežim. Vienas šeimininkas, senukas vokietis. Ir tas va, į bažnyčią tik tai važinėdavo. Eina, pažiūrėsim. Bet kokia, klausykit, didelė. Kokia vokiška mašina gera. Kokybiška turbūt labai. Bet koks pačias miškiniukas fainas ant veidrodžio. Koks fainas, koks tavo vardas, kutikla. Budulis. Fainas. Koks Budulis vardas? Nes Budulio broli Aubulį tai pašovė iš automato, tai jo vardu miškiniuką pavadinom. A kodėl nėra magelį pašymis, leiskit paklausti, kodėl tas zuikis klausykit? Pavogė magelį. Jeigu norėsi, aš tau gerą Panasonicsą turiu. Kiek akvalai žiūrė? 5. Oi, kaip gerai, pirksiu. Perleisiu tau. Klausykit, jūs sakėt, pas jūs dujinė įranga stovi. Dujinę einam parodysiu. Bagažnikė taip. Va, yra ir dujinė įranga Olandijoje statyta. Va, dujos. Va, ir domkratas yra. Tau. A kiek su tokiu dujų balionu užtenk nuvažiuoti? Ai, kažkur iki Rumšišką. Parodysiu tuoj, kaip užpildyti. Nu, parodyk. Dujomis. Fantastika, gerbiamas Gediminai, fantastika. Dar dieną tokius taikėsi priperdi, va, kai anas baigėsi, tai šitą įdedi iš kartų. Va. A koks sektadienis skaičius? Kai lašinių su duona pavalgai, tai būna 80, o kai poniškai pavalgai, tai 92. Žiūrėk. 2 litrų variklis. Čia ne variklis, čia šiukšlių dėžė, man atrodo. Tai tu perki mašiną ar ne, duok 3 žalio. Čia yra vogta mašina. Nevogta. Čia vogta mašina. Nevogta. Čia yra vogta mašina. Tu vagis. Vogta ar ne, bet golfuką Liudas įsigijo. O juk buvo laikai, kai žmonės vaikščiodavo pėsti ir dar po dykumas. Ir ko tik jie tada neprisižiūrėdavo. Ar žinote, kad kai po biblijinę dykumą keliaujant žydams su Mozė iš dangaus ėmė kristi dangiškoji manų košė, tai buvo niekas kita, kaip Irako karinėje gamykloje pagamintas ir išbandomas sniego prakaitalas. Dėkui Dievui, Lietuvoje importuoti jo neketina, nes sugeba pasigaminti savo ir dar tikrą. Tikėkime, kad